Projektą pristato MITA, projekto globoja Ūkio ministerija. Sveiki, sveiki, beveik sveiki ir sveikstantys. Šiandieninėje inovatyviausioje laidoje apie inovacijas klinikinės situacijos. Pilvu valdoma ranka, kada jos reikia. Rūpestinga lova, kodėl ji reikalinga. Ir tai, ko jums tikrai prireiks. Tirpstančių kaulų pamaina. Mes gyvename rankų pasaulyje, rankomis mes mūrėme, kertame medžius, maišome puodus, programuojame, glostome vaikučių galvytės, darome daugybę dalykų. Rankos, 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 rankos. Tačiau kai kada nutinka taip, kad ateina nelaimė ir rankos ar rankų mes netenkame. Tai kuo čia galėtų padėti mums Lietuvos inovatoriai? Bioninė ranka, apskritai, jeigu kalbant, kas yra bionika, tai yra elektronikos sujungimas su gyvu organizmu. Ir mes dar tame tarpe įkišam, reiškia, ir mechaniką. Tarkim, tai būtų ranka, tas protezas, būtų ta mechaninė dalis, bionika būtų ta sąsaja, kuri sujungia gyvą su negyvu, gyvybės įkvėpimas geležiai, taip galima pavadinti. Ir yra tas jau toks šios dienos link kur einama. Paauglystėje aš minties jėga judindavau stiklinę su vandeniu, bet tik aš vienas toks buvau. Už tai merginams patiko. Kaip jūs ketinate pajudinti šią sunkią bioninę ranką minties dėka? Mes galime išmatuoti tą, pavadinkime paprastai, mintį. Mūsų smegenyse yra tam tikras sritis, kurie atsakinga už visą motoriką, už visą raumenų valdymą, reiškia, ir iš esmės tam, kad raumuo susitrauktų, iki jo ateina nervinis laidelis. Tuo nerviniu laideliu sklinda impulsas ir dėl to raumuo susitraukia. Kai gali išmatuoti tą signalą, tai tu gali tą signalą paimti ir panaudoti kažkam tai. Tai yra, gali įkvėpti gyvybę tam varikliui, kuris valdomas elektros srove. O tas signalas, kurį mes išmatuojame, iš esmės yra irgi elektros srovė. Elektrinis ungurys generuoja 600 voltų elektros įtampą. Šioje truputėlį padėvėtoje baterijoje yra 1,2 volto, o žmogaus smegenys generuoja mažesnę negu 100 milivoltų įtampą. Kaip tokį mažą dalyką aptikti ir kaip priversti jį dirbti? Yra elektrodai, vadinamieji paviršiniai elektrodai, panašiai kaip kardiogramos daromos, pavyzdžiui, širdies ir panašiai. Ir tiesiog yra klijuojami prie odos paviršiaus, ant raumens, tarkim, kažkokio, ar ne? Tai ir būtų tas laidelis, ne, tarkim, ir iš esmės, kas vyksta tarp vienas laidelis, jisai vadinasi, reiškia, kaip referentinis atskaitos taškas, tai yra stipriai ne ant raumens, o geriausia ant kažkokio kaulų sausgyslės, ten, kur nėra raumens. Nes tarp šitų dviejų elektrodų, reiškia, yra potencialų skirtumas. Bet tai yra mano raumenį susitraukiant, aš išmatuoju tą impulsą. Ir tada tą impulsą išmatavęs aš galiu jį pasiūsti jau į mano geležį, kuriame bus valdymo algoritmas, kuris apskaičiuos, ką daryti su tuo signalu. Kokius variklius valdyti, kokį judesį atlikti. Gyvo žmogaus ranka valdoma raumenų ir nervų pagalba. Tačiau bioninė ranka jų neturi. Ji neturi nei raumenų, nei nervinių jungčių. Tai kaip, kokiu būdu ji gali būti valdoma ir kokie čia gali būti sprendimai? Yra tokia procedūra, vadinamoji raumenų reinervacijos procedūra, kuomet, jeigu mes taip pagalvotumėm, nors tarkim, aš turiu ranką, jeigu aš ją nupjaunu, grubiai tariant, amputuoju, to raumens, kuris sulenktų, pavyzdžiui, riešą arba ten pirštus, jau nebelieka tų raumenų. Mano, tarkim, galūnai, tačiau, jeigu taip pagalvojus, iš smegenų, per nugaros smegenis, ateina laidelis iki šitos vietos. Tas laidelis yra tiesiog trumpesnis, mane gaunasi. Ir tada su gydytojų pagalba turėtų būti daroma tokia operacija, kad tas laidelis yra perkeliamas prie kito raumens. Pasitikslinsiu. Įsivaizduokime, kad trauma įvyko neseniai. Vadinasi, aukščiau traumos vietos yra nepažeistų raumenų ir nervų skaidulų.
Prie jų ir galima prijungti tą būsimą bioninę ranką. O ką daryti tada, kai trauma įvyko seniai? Juk tada raumenys ir nervinės skaidulos jau būna atrofavęsi. Tada reikia galvoti apie kitus būdus, tai yra galbūt galima paimti iš kitos kūno vietos. Tarkim, jisai gali būti įtraukti pilvo raumenis ir tuo metu susitrauks ranka. Na, tarkim, pirštai susilenks. Galim įtraukti kokį nors peties raumenį, tai aišku bus nenatūrali funkcija, bet tai vėlgi jisai galės išmokti. Na, kiekvienas tas daiktas, kiekvienas protezas, kiekvienas įrenginys, jisai bus priderinamas individualiai prie žmogaus. Ir nėra standartinio recepto, kad vieną paimsim visiems tiks. Tai yra žmogus turės jisai išmokti juo valdytis, juo naudotis. Yra tam tikros metodikos, kad treniruotis, kad išmokti tiesiog tą daiktą valdyti. Žmogaus ranka jaučia drėgmę, šaltį, karštį, ji gali skirtingai suspausti įvairius objektus, jinai gali dirbti su kokiais tai smulkiais mažais daiktais. Klausimas, ką galės jausti ir ką galės padaryti bioninė ranka? Viskas, prie ko mes pripratę. Tai yra, ką mes įpratę daryti, galėtų paimti kiaušinį ir jo nesulaužyti, tarkim, galėtų paimti duonos, galėtų paimti peilį ir atsipjauti duonos, kasdienius savo darbus atlikti. Tarkim, taip, prie ko mes įpratę. Dabar yra jau tokių bioninių protezų, kurie gali, kuriuose ir yra įdiegtas jutimas. Kad gali jausti šilumą, yra sujungtas grįžtamasis ryšys, tu gauni tas pats jutimas ir iš esmės yra nervinis impulsas. Kad yra skausmas, per mūsų nervus ateina iki smegenų ir signalizuoja, kad yra skausmas. Tai iš esmės tai yra elektrinis signalas, kurį gali irgi grąžinti atgal, kaip impulsą. Spausi adatą, tarkim, tai bus, kadangi adata yra labai smaila, tai bus į mažą paviršiaus plotą, bus labai didelė apkrova, tai vėlgi tą gali paimti kaip kad tai yra skausmas kažkoks aštrus daiktas, gali tą impulsą siųsti atgal. Tarkim, yra įvairių sensorių, temperatūros, drėgmės, slėgio, jėgos, pagreičio, yra gausybė įvairių sensorių, ką galima išmatuoti. Prie šios sudėtingos, inovatyvios bioninės rankos kūrimo dirba iš karto kelios mokslininkų ir studentų grupės. Tai medikai, mechanikai, robotikai ir elektronikai. Tai iš tikrųjų sudėtingas dalykas. Kas bus, jei iš karto nesigaus? Ar nenusivilsite? Čia labai sunku pasakyti, kad moksle labai sunku nuspėti, ar tu gausit, ar tu eidamas tuo keliu, tu pasieksi tikslą. Nes visuomet yra kliūtis, įvairūs sprendimai ir tas ir žavi, kad tu užsiemi kažkokio uždavinio sprendimu ir galbūt kada nors pasakysi eureka. Gavosi kažkas, tai kas iki šiol nesigavo. Tai tas labiausiai ir žavi šitame. Mes norim savo darbą, mokslą kažkaip tai įprasminti. Inžinierius jisai turi kurti kažką tai, kas būtų panaudojama, pritaikoma. Tai tas tikslas ir yra, kad kodėlgi ir mes negalėtumėm įdėti kažkokį tai indėlį ir pasiūlyti kažkokį tai sprendimą. Žmogaus kūnas įdomiai padarytas, stipru tik tai, kas nuolatos veikia ir treniruojasi. Štai, treniruojame raumenys stiprus, treniruojame atmintį, prisimename viską. O kas nutinka su žandikauliais, kada iškrenta dantys? Problema yra gana didelė, kadangi dantų netenkame visi, anksčiau ar vėliau. Tiesiog viskas priklauso nuo to, kiek praeina laiko netekus danties. Išrovus dantį ir jį išmušus tą dantį, praradus traumos metu. Nes kaulas jisai toj pat rezorbuojas. Ir jeigu pažiūrėti modelius, tai pirminis vaizdas yra maždaug toks. Daug yra kaulo, dantis gražiai neapnuoginto šaknis. Ir išrovus maždaug po keletos metų mes jau turime tokį vaizdą, kadangi kaulas labai greitai tirpsta. Ir tokiu atveju mes negalime taikyti dantų implantacijos. Kada jau įvyksta kaulo atrofija, kaulo tirpimas, tuomet jau reikia taikyti kaulo atstatymą, naudojant kaulo pakaitalus. Ponas Gintarai, man atrodo, aš supratau. Į aptirpusį kaulą įsriegti implanto negalima dėl to, kad tame kaule yra ir nervai, ir kraujagyslės, kuriuos galima pažeisti. Tačiau kaip vadinasi tas aptirpęs kaulas ir kokias pareigas jis atlieka? Yra alveolinė tauga ir yra bazinis kaulas. Tai bazinis kaulas, aišku, jisai visada išliks, kad ir kokia būtų didelė
kaulo rezorpcija ar atrofija. Kaip matote, tas bazinis kaulas jis yra, bet šito alveolinio, kuriame yra dantis, jau yra nebelikę. Ir jį reikia atstatyti. Kuomet yra išraunamas dantis, reikia įsivaizduoti, kad dantukas čia yra išrautas. Kaip matote, alveolė yra pakankamai plati ir jeigu mes įdėsime implantą, reiškia liks pakankamai dideli plyšeliai, reikės užpildyti dirbtiniu kaulu. Mums reikia dėti papildomą kaulą, dėti kaulo bloką ar kaulo granulės, kad reiškia sutvirtinti tą kaulelį ir implantas ilgai funkcionuotų. Reikalavimas yra 1,5 mm iš abiejų pusių. Ta šaknis, kas įdomu, kol jinai yra kaulė, tai kaulas netirpsta. Valio, sprendimas rastas dirbtinio kaulo granulės. Tačiau kodėl buvo ieškota ir kitų sprendimų, kame tų granulių problema? Problema yra tame, kad kaulo pakaitalas yra reikalingas atstatyti norimai formai. Jeigu mes sudėsime granulių pavidalo kaulo pakaitalą, tai jos tiesiog yra sukrentamos, audiniam gyjant suspaudžiamos ir mes neturime reikiamos formos. Kada įdedame blokelį, mums išfrezuoja reikiamos formos kaulo, tą dirbtino kaulo gabalėlį, kurį mes fiksuojame ir turime tą, ką mes norime turėti, kad paskui įdėtume implantą ir jisai, reiškia, gerai prigytų ir gerai funkcionuotų ilgą laiką. Lietuva gali didžiuotis ne tik krepšininkais, bet ir išradingais mokslininkais. Vitos iniciatyvą visą spalio mėnesį mes praleidome Jungtinėse Amerikos valstijose, biomedicinos akceleratoriuje Krone, kur lankėmės ligoninėse, klinikose su pažangiausia technika, kalbėjomės su chirurgais, ekspertais ir visi jie buvo sužavėti tiek pačiu išradimu, tiek tempais, kuriais mes įgyvendiname šį projektą. Na, jūs mane tikrai nudžiuginote. Jaučiu optimizmo gūsį. Papasakokite, prašau, ką tokio įdomaus jūs ten sukūrėte? Mes nuėjom tokiu neįprastu keliu, mes pagaminom blokelio formos kaulo pakaitalą, iš kurio galima išpjauti norimo dydžio detalę ir įdėti kaulo defekto vietą ir joje auga tada naujas kaulas. Mes ir stengiamės sukurti tą medžiagą tokią, kad jinai būtų ne mažiau kaip 4 mėnesius išlaikytų konsistenciją, po to jinai ištirptų ir peraugtų į savo kaulą. Tas blokelis yra padarytas iš celiuliozės hidroksiapatito kompozito ir jo struktūra savo porėtumu, savo porų dydžiu atitinka natūralaus kaulo struktūrą. Ir poros yra susisiekiančios tarpusavyje, dėl to lengvai gali įaugti kraujagyslės, kurios yra labai reikalingos kaulo mitybai. Kodėl celiuliozė? Kodėl buvo pasirinkta celiuliozė? Celiuliozė tai yra gamtinis polimeras, kuris pasižymi tiek biosuderinamumu, tiek necitoksiškumu, tai yra, jis yra giminingas ląstelėm. Ir kas yra labai svarbu, celiuliozė taip greitai organizme nesuyra, kadangi žmonės neturi celiuliozę ardančių fermentų, celulazių. Celiuliozė. Lietuviškai ląsteliena. Kur aš apie ją buvau girdėjęs? Celiuliozė naudojama nepaprastai plačiai. Na, visos tradicinės celiuliozės panaudojimo sritys, tai yra popieriaus pramonė, tai yra tekstilės pramonė, mes turim puikius medvilninius audinius, kaip žinote. Taip pat celiuliozės dariniai, kurie yra tirpus kažkame, tai taip, ar tai vandenyje, ar tai organiniuose tirpikliuose, labai plačiai naudojami ir maisto pramonė, kaip trištikliai visada jūs surasit ir leduose, ir jogurtai jūs surasit šių celiuliozės darinių, todėl kad jie yra netoksiški, juos galima valgyti. Taip, kad celiuliozė naudojama nepaprastai plačiai. Lietuvos mokslininkai visada turėjo kuo nustebinti, o šį kartą tai tikrai nėra mokslas vardan mokslo. Tai pagalba konkrečiam žmogui. Ateityje mes planuojame šį kaulo pakaitalą pritaikyti ne tik žandikauliui, bet ir kaukoliai, mentijai, kojai ar sąnariai. Ir iš tiesų mūsų komandos laukia labai dideli iššūkiai. Kas nutiks, jeigu ilgėliau suspausime žmogaus dilbį? Atsiras štai tokios baltos dėmės, nes čia sutriko kraujotaka. O kas bus, jeigu visą kūną prispausime didesnė jėga? Kas nutiks su jo minkštaisiais audiniais? Atsakymas. Atsiras pragulos. Taip nutinka daugeliui negalinčių vartytis ligonių. Pragulos tai yra vietinis išeminis odos
vietinis išeminis odos poodinio sluoksnio, net giliau esančių audinių toks išeminis, sakykime, užspaudimas, kurio metu pradeda vystytis atviros žaizdos, opos, dėl ko sutrinka kraujotaka ir atsidaro ir pažeidžiami yra, sakykime, odos taip apsauginis sluoksnis ir atsidaro vartai visai pilnai infekcijai pakliūti į žmogaus organizmą. Pragalas iš tikrųjų yra pakankamai didelė problema ir yra netgi tokia statistika, kad maždaug 10% senelių namų gyventojų susiduria su pragalų problemomis. Vėlgi kiti paskaičiavimai sako, kad vienos pragalos gydymas ES ligoninėse kainuoja 20 000 eurų. Tai yra pakankamai didelė ir skaudi problema. Aš pats turiu brolį neįgalų ir tiesiog pamačiau, kad jam reikėtų tokios lovos, kuri galėtų paversti ant šono ir jam, ir tėvams mano, kurie dabar tą darbą tiesiog daro savo rankomis. Ir tiesiog po ta idėja atsirado pakankamai senai, po truputį tiesiog gulėjo galvoj. Ir po vieną dieną savo draugui Vaidui sakau, žiūrėk, gal pabandom sukurti tokią lovą. Ir tada jau pradėjom iš tikrųjų dirbti, kad būtent tokia lova atsirastų. Pagarba, Andriau, tai ir stipru, ir broliška. Nuo ko nusprendėjai pradėti, kad galėtum padėti ir savo broliui, ir panašiems žmonėms? Pradėjom ieškoti kompetentingų žmonių, kurie galėtų mums patarti ir kaip tą lovą pagaminti, ir kokia jinai turi būti. Ir turbūt pirmas žmogus, su kuriuo pradėjom bendrauti, tai buvo Brigita. Pati idėja buvo pradėta nuo to, kad patys bandėm su kūrėjais, su biomechanikos specialistais, su kineziologijos atstovais, su kineziterapeutais vartėmės, žiūrėjom, kaip mes aiškinom, kaip turėtų būti, kokia fiziologinė padėtis, ką jinai gali lemti, kokius, sakykime, sutrikimus gali įtakoti esant sulenktai ir ištiestai ir per daug ištiestai galvai, kūniai ar tam tikrai kūno daliai. Nusipirkom lovos groteles, kurios gali žmogų pasodinti ir pakelti jo kojas. Tai tokios, sakykime, standartinės grotelės, multifunkcinės. Ir tada po tomis medinėmis grotelėmis įtaisėme savo mechanizmą, kuris išnaudoja tarpus per groteles ir išlendančios tokios kaip metalinės rankos sulenkia čiužinį iš ilgai lovos. Ir tada žmogus ties vienu arba ties kitų pečių yra paverčiamas ant šono. Ir valdoma yra pultelio pagalba, kiek paspaudžiat mygtuką, tiek žmogus ir gali būti paverčiamas. Ir vėlgi tai suteikia laisvės paversti žmogų tiek, kiek jisai nori. Yra maksimalus šiuo metu sukurtos mūsų lovos prototipo maksimalus pavertimo kampas, yra 70 laipsnių. Na, dabar jau aišku, kaip ta lova padaryta. O kas nutinka su žmogum, jeigu jis nesivarto? Man atrodo, kad aš visą naktį pramiegu ant to paties šono ir jokių pragulų. Taigi? O kas nutinka su žmogum, jeigu jis nesivarto? Man atrodo, kad aš visą naktį pramiegu ant to paties šono ir jokių pragulų. Taigi? Pati pragula nėra mirties priežastis, bet komplikacija, kuri susidaro atsiradus pragulom, taip tai yra labai dažna. Mūsų oda pirmiausiai turi labai stiprų apsauginį barjerinį, sakykime, barjerinę funkciją. Kada yra pažeidžiama oda, papaodis, vėliau gilesni audiniai, praktiškai atsidaro vartai patekti bet kokiai infekcijai, kuri tiek ligoninės aplinkoje, tiek namų aplinkoje tikrai lengvai gali patekti į sergančio žmogaus organizmą. Fiziologiškai, sakykime, yra normalu miegančiam, gerai miegančiam žmogui verstis per naktį nuo 40 iki 60 kartų. Žmogus, kuris yra pilnai prikaustytas prie lovos, to padaryti nebegali ir čia jau mes praktiškai įkalinam šeimos narius arba slaugytojus, kad jie atliktų tą funkciją, ką žmogus galėtų padaryti pats miegodamas. Net ir labiausiai savo ligonius mylintys artimieji toli gražu ne visuomet gali būti šalia jų nuolatos. Juk reikia ir į darbą eiti, ir vaikus į darželį vesti, ir atlikti daugybę buities darbų. Kasgi pasirūpins ligonių tuo metu? Lietuvos inovatoriai turi savų pasiūlymų. Lova galėtų būti užprogramuota, kad naktį galėtų pacientą paversti be jokio įsikišimo, slaugytojo įsikišimo.
Kitas dalykas, kad būtų valdoma tiesiog per nuotolį, kad būtų galima stebėti kažkokius gyvybinius parametrus žmogaus, ar tai jo pulsą, ar apskritai kiek kartų, kaip jis dažnai buvo paverstas ir tiesiog jau užtikrinti prevenciją ir anksčiau pastebėti, kad gali atsirasti kažkokios pragalos ar kitos sveikatos problemos. Tai minčių yra daug ir tiesiog viską po truputį ir tikimės įgyvendinti. Tai iš tikrųjų matot lovos prototipą, kaip jis atrodo dabar ir funkcionalumo prasme dar mums trūksta šoninių bortelių, tiesiog, kad būtų užtikrintų, kad žmogus neišgriūtų iš lovos ir tiesiog patogumui. Valdoma yra pulteliu lova, turi atsisėdimo funkciją, kaip matote, kyla lėtai, tyliai, lygiai taip pat galima pakelti kojas. Ir papildomai pultelį papildėme, kad dar gali žmogų ir paversti ant šono. Nuleidus nugarą, nuleidus kojas, galima pradėti žmogų versti ant šono ir per lovos grotelių tarpus išlenda detalės pailgos, kurios tiesiog sulenkia čiužinį ties žmogaus pečių liniją ir žmogus yra paverčiamas ant šono. Ir mes išlaikėme ir pavertimo funkciją, ir tas atsisėdimo ir kojų pakelimo. Tai yra tokios 3 pagrindinės funkcijos žmogui tiesiog patogiai atsigulti lovoje. Kaip veikia šis baldas, įrenginys, įtaisas, net neaišku, kaip jį pavadinti? Kas suteikia jėgos paversti ligonio kūną? Lova turi būti pajungta į elektros lizdą. Viduje yra 24 voltų elektriniai varikliai, kurie veikia iš tikrųjų tyliai ir yra saugus. Daugiau visur kitur tiesiog yra metalinės ir medinės dalys. Elektrinis variklis per svertą tiesiog yra sujungtas ir vienas variklis gali paversti ir į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir taip pat yra atskiri varikliai, kurie kelia kojas ir leidžia žmogui atsisėsti. Ypatinga laida apie ypatingus Lietuvos inovatorių darbus. Darbus, kurie padės tūkstančiams. Ypatingi jūs. Susitiksime jau kitą savaitę. Iki. Laida parengta bendradarbiaujant su Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra ir finansuojama Europos regioninio plėtros fondo lėšomis.